Labas vakaras, esu ko gero vienintelis kandidatas, kuris gyvenu Romainiuose, Kudrėnų gatvėje. Nuo 92 metų, jau kai Romainiuose gyvenu, taip gimęs 61-ais, esu tikras žemaitis, užsispyręs. Esu Respublikonų partijos kandidatas į merus. Turiu 35 metų stažą, dirbęs įvairiuose pareigose, baigęs policijos akademiją, dabartinį Romerio universitetą, teko dirbti organizuotų nusikaltimų tyrimo tarnybai nuo jo įkūrimo dienos. Kovojom su žulikais, su treningais, dabar gaunasi, kad su kostiumais reikia. Nieko naujo, darbas tas pats. Taip, turiu 5 vaikus, vienam vyriausiam 34, jauniausiai 3 metai. Tai dar esu naujas. Nes, aišku, gal per vėlai sugalvojau, bet, kai 2 vaikai, 3 vaikai, tai man 5 vaikai. Man vaikai patinka ir todėl pas mus programoje yra labai daug skiriama vaikam, bet apie programą gal aš papasakosiu vėliau ir mes ruošiamės išleisim jau laikraštį, kur bus programa sudėta ir aš tikiuosi Romainiuose čia spėsiu visiems supažindinti. Liktai viską pasakiau. Ai, komanda. Komanda yra pas mane 5 romainiškiai. Yra 3 su manim, dar 2 teisininkai, yra mokytoja, kuri šiais metais pripažinta geriausia Kaune mokytoja, ir yra verslininkas, tik vienas atvažiavo, Kregždė dar. Nes 2 serga, o 1 vaikų gimtadienis, tai negalėjo. Bet jūs juos pažįstate. O verslininkas tai iš mūsų kokia pavardė? Tai Kregždė, Darius Kregždė. Irgi Romainiuose gyvena. Aš atėjau, aš apie politiką iš vis negalvojau gyvenime. Nes man politika šlykštus dalykas buvo nuo pat pradžių. Kai pasižiūrėjau, kas ten darosi. Bet Vasiliauskas Donatas, toks kardiologas profesorius, pakvietė į darbo partiją. Ir su darbo partija aš pakliuvau į tarybą. Bet kadangi nebalsavau taip, kaip liepė, konkrečiai, ten ne partija, UABas konkrečiai. Buvo pasakyta, reikia balsuoti ten, reikia balsuoti už tą, reikia už tą, bet aš sakau, aš ėjau žmonėm ir sakiau, kad dirbsiu žmonėm ir miestui, tai Viktoras pasakė tiesiai šviesiai, nori dirbti žmonėm, kurk savo partiją. O čia mano partija ir aš nurodau, kaip balsuoti ir už ką balsuoti. Tai va, tokia ir partija, tai išmetė mane paprasčiausiai, aš nešėjau, išmetė. Ne, pasiūlė, aišku, padėk mandatą ir gali likti toliau partijos nariu. Tai sakau, palaukit, kai tarybos narys aš nereikalingas, o kai partijos narius galiu toliau pahalinti, čia dirbti viską. Taip. Tuo labiau iš pat pradžių žinodami mano nuostatas ir principus, atsiuntė Gedvilas, nėra jo. Tai jo nepatogu, kai žmogaus nėra sakyti, atsiuntė pavaduotoją. Ir siūlė 100 000, kad atsisakyčiau mandatą, kad užleičiau vietą kitą. Tai jūs įsivaizduojat, ko jie ten eina. Atsiprašau, euro ar litus? Ne, aš viską su į straipsnį dėjau, aš nieko neslepiu, nes niekados nemeluoju. Ir aš sakau, būtų gerai, kad visus kandidatus per melo detektorių perleis. Kas sako negalioja? Kaip tai negalioja? Žinotumėm, ko ateina, kas eina ir ko ateina. Taip, klausimų dar turit? Rusų gerai moku, nes užaugomės tarybų sąjungai, o anglų silpno. Nes negalvau, kad reikės kada anglų kalbos. Mūsų karta tokia, dabar jaunimas anglų moka rusų. Jeigu turėsit klausimą, tai jo, Romainiuose susitiksim. Tai aš jau dabar manau.
geras ponios, mėly ponai romaniškiai. Tikrai šaunu čia būt. Kadangi atstovauju komandai Andriaus Kupčinsko, kuris vėlos ir atsiprašo, žadėjo tikrai atbėgti čia, nespėjo visur. Tikrai šauni komanda mūsų, o mano komanda, tai aš manau, pirmiausia, čia Gediminas Budnikas ir visi tie bendruomenininkai, kurie dirba Kaune. Nerandu, kur tą politiką pritaikyti Kaune prie ūkio reikalų. Nors kartais tenka. Čia matome, ten kiti dalykai yra. Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Šitoje aš esu partijoje, senai tikrai partijoje, turiu labai griežtą prižiūrėtoją, pabandyčiau kitoj būt, gaučiau diržų iš tėvuko, jam 96 metai, taip kad mane dar labai griežtai prižiūriu. Aš labai tikrai džiaugiuosi, kad pakvietėt pas jūs į Romainius. Fantastinė aplinka, aš pats gyvenu Panemunėj, čia dalį jau matau būnant mūsų renginiuose. Kviečiu 15 dieną, kaip ir visus kolegas į užgavėnės prie bažnyčios, tenai atbūsim tikrai labai ten šauniai. Mano, kuris atstovauja Andrių Kupčinską, tai jis yra 39 metų. Jeigu bus išrinktas, tai bus 3 kadencija meras, kada jis atėjo į merus, sakė, ką čia jaunas iš jo lauk. Ir aš mačiau, kaip jis augo akyse, atsakingai dirbo, sąžiningas žmogus, labai garbingos praeities. Ir toj komandai man tikrai malonu dirbti. Kadangi esame visi bendraminčiai, būna pasitrinam, pasiginčijam, tačiau lemiamais momentais nė karto nebuvo kažkokių pasistumimų. Aš matau Kauną tikrai didelių tokių galimybių. Miestą su jumis dirbant kartu, per bendruomenės kartu dirbant, su bendruomenėm, nes savivalda tai turi iš nuo bendruomenių. Trumpai ką aš galiu pasakyti, reiškia, aš esu tai aukštaitis, gimęs Molėtuose, baigęs Vilniuje technologijos technikumą, Kaune Politechnikos institutą, universitetas, energetikas. Reiškia, dirbau Kauno vandenyse prieš 40 metų, ten pradėjau dirbti, pradėjau labai prastą gavom ūkį ir per tiek metų mes padarėm šiuolaikinį ūkį. Šiandien irgi pakuruoju ir Kauno miesto energetiką, bendruomeninį gyvenimą ir aš manau, kad tikrai mums šiandien kol kas sekasi. Kaip Andrius kalbas, tai tikrai moka rusų laisvai, anglų dar laisviau moka, lietuvių kartais mums duoda velnių, kad mes netaip pasakom. Aš kadangi paaukštaičiuodamas, aš pats aišku ką rusų ir anglų, kaip ir Artūras sako, gana per vidurį. Taip mes susikalbam, paskaitai, bet jei reiktų kažkokį pranešimą daryti, tikrai nemokėčiau. Andriaus įsilavinimas. Mano? Andriaus. Oi, Andriaus aukštasis, dabar aš nežinau, daktarantūrą apsigijęs ar ne. Kaip? VDU Politologas. Šiais metais gavo savanorio statusą, mėnesį laiko atidirbo ten Ruklo ir dar kažkokį laipsnį turi. Tai aš manau, kai ateis, tai jūs nepasakys. Tai aš tiek, ačiū.